Labą dieną. Kariuomenės vadas Vaišnoras kalba apie tai, jog paims iš mūsų turtą tam, kad apginti jų turtą. Nes, matot, mūsų turto neįstengs jie apginti. Bet mūsų turtu ir mūsų gyvybėmis jie apgins savo turtą. Ole, čia tai kaip reiktų suprasti. Tai gal jau, jeigu turit turtą, tai gal ir apsiginkit jį. Jeigu jau mes patys galime apsiginti savo turtą. Ai, tiesa, nespėjau, pamiršau, beveik nepastebėjau. Mes patys savo turto neapsigynėme. Mums pasakė, jog mes turėsime mokėti mokestį už turtą, kurį mes turime. Tai kaip ir sutikome, jog tas turtas nėra mūsų, tai yra jų turtas. O jie jau nuspręs, kur jiems turtą verta ginti, kurio neverta ginti. Tiesą pasakius, mes ir mokesčių savo pajamų nesugebame apsiginti, nes sugalvos ir naują mokestį kals, nes pinigų trūksta jų turtui apginti. Tai negi jie savais tą turtą gins? Greičiausiai ne, greičiausiai mūsų pinigais. Net ir jie patys jo negins, ginsime mes jų turtą, aukodami savo vertybės. Maždaug ir gyvybės. Maždaug taip pasakė kariuomenės vadas. Bet tokia štai kur kariuomenė.